Nas. Nu ką, sveiki, labai malonu visus matyti, ačiū, kad įsijungėt video, Mindaugai labas. Labas Mario, labas Tai visiems. šiandien kas nepažįstat Mindaugo, tai noriu pristatyti žmogų, kuris ne tik jau kiek metų verslėsi, 15, 20. Reikia skaičiuot. Jo, Nemažai. bet Mindaugas, kadangi tikrai turėjo daug gerų trenerių ir pats sukūrė kelis verslus, taip pat padeda su verslais, auginti verslus, tai va aš jį tiesiog pasikviečiau, nes ir mūsų asociacijos misija yra, kad žmonės taptų savarankiški. Aš manyčiau, kad jeigu pasiekti finansinę laisvę, tai turbūt tu neišvengiamai turėtum būti verslininku, sukurti gerai veikiantį verslą. Nu, gal ten, nežinau, kiek ten vikingo tas teleloto duoda milijonų galima išlošti, bet čia turbūt labai labai, ne? Vienetai. Tai, Mindaugai, tiesiog apie verslą kalbant, nu, mūsų rate yra daug tų verslininkų, bet vat, su kuo tu susiduri? Aš, pažiūrėjau, labai vertinu ir man labai patinka, kai yra šeimos verslai, ne? Mhm. Kai žmonės užsiima ne vienas galbūt, o gal geriau kai dviese. Bet tiesiog pasakyk savo nuomonę apie verslą ir kaip tau sekėsi verslą. Na jo, vat paminėjai tą temą šeimos verslai. Kartais tai būna šeimos vargai iš to, kad jie turi verslą. Ir Pradžiai būna jau. iš tikrųjų būna, kad vienas šeimoje aktyviai versle, antra pusė, na, ten fone ir palaiko, ar kaip tik nepalaiko. Būna, kad abu įsitraukia vyras, žmona. Dar būna įdomiau, kada vyras, žmona, vaikai ir Va. ten visa puokštė. Ir čia vat prasideda išminties, yra ar nėra išminties. Ir kartais tas verslo, netgi paliesiu antrai kartai perdavimas. Kartais tai būna tramplinas geras tai antrai kartai. O kartais tai būna vargo perdavimas. Nes man tenka tikrai daug su savininkais bendrauti ir į seminarus ateina, į na, coachingo ir verslo sutikimus ateina ir sakau, ir juokauju, sakau, tai ką, atsikankinot ir jau jaučiat, kad neišminkysi to verslo, tai dabar jau antrai kartai tą kančią norit atiduoti. Bet taip būna iš tikrųjų ir jeigu jau tėvai nuvargę, neturi vizijos, tai jie kartais tikis, kad ta antra karta, na kažkaip ten su nauja banga, nauju Gerai, Mindaugai, entuzijazmu. teisingai sakai. Pavyzdžiui, kiti girdi, matai, pats žinai, jauni būna padaro verslą, o Taip, kiti jau, žinai, daro jį ten 30 ar 50, nu 30, sakykime, taip, metų nuo nepriklausomybės, nu ir būna arba labai greitai susensta. Bet taip. tik iš tikrųjų, kur yra ta problema, žinai, kodėl vieniem gerai sekasi, galvoji, o kitiem labai sunkiai, ne? Ir, Mhm. nu, jiems nepavyksta, ne? Arba pavyksta, bet jie taip, žinai, nu, taip rytojaus diena gyvena, ne? Turės už ką Mhm. susimokėti mokesčius ar neturės, žinai, ne? Nu ir va taip visą gyvenimą. Tie, kurie daro verslą, na, turbūt trys grupės. Vieni yra nerealiai talentingi. Labai mažas procentas. Jie ten sugalvoja, ten vadinasi gimė ir iš tikrųjų ten taip jiems sukas Ir pataikė, smegenėlės, ne, kad kažkokią jie vietą. iš tikrųjų kažkaip ten viską sulipina, jiem įvyksta, pavyksta. Yra kita kraštutinumas ir mažas procentas tų, kuriem nu, tikrai reiktų nedaryti to verslo. Tai, na, gal ir asmeninės savybės, gal ir tos tokios, žinai, ten, ar atsakomybė, ar, nu, tos savybės, kurios trukdo, jų trūksta, arba jos blogas požiūris, blogi įgūdžiai ir jie, nu, nepramuša niekaip. Bet jis Ir, nori būti verslininkas. nu, Nu, ir kartais nori, yra iš tikrųjų žmonių pabando ir jie grįžta į tą galbūt samdomą dar. Viskas tvarkoja, nes tu turi atrasti, kur tu efektyviausias, geriausias ir tą tokį gražą gali visuomenį ir savo labiausiai sukurti. Bet ta didžioji masė verslininkų, pas juos šablonas labai panašus. Jie verslą kažkaip tai pradėjo iš entuzijazmo, su draugais. su draugais ar vienas, bet iš to tokio, va, kaip profesorius sako, Jasnavičius, iš verslumo priepolio. Nu, tai. Nes čia tuoj padarysim. Antras dalykas, jie dažniausiai neturi jokios rimtos nu, žinių bazės, pagrindo patirties. Ir dažniausiai daro viską eksperimento būdu. Ir prasi, na, prasimuša ir į kažką didelio pakyla. Mes pastebim dažniausiai va kelios tos tokios savybės būna. Žingeidus mokosi ir tą daro nuolat, o ne Ir taip susitinka programai. su tinkamai žmonėm.
Tada antras, jisai Turbūt čia labai bendrauja su svarbu. tinkamai Taip. žmonėm, kažkokiu ratu bendraminčių, bet labai svarbu, kad bendraut, nu, netgi aukštesnio lygio už save žmonėm. Tai nepatogu, nes tu dažniausiai, nu, kažkokiu gal kvailesniu jautiesi, bet iš kitos pusės tu labiausiai mokaisi. Ir jie tave patraukia į viršų. Nu, Jie jeigu tave traukia ir visai kitaip tu pritampi, jauti, kaip čia viskas turėtų vykti. Trečia, jie dažniausiai tie sėkmingi turi trenerį, mentorių, kažką, su kuo dirba asmeniškai. Vėl tai nepatogu, nes tu turi vis tiek, na, kažkas susitariai tau biškai padaryti. vadovauja, ne, čia Kažkas tau duoda netoli patarimus, kuriuos tu turi gyvendinti, kažkas tau, na, kontroliuoja. Tai sukuria atskaitingumą, kad, nu, susitarėm padaryk. Ir ne kažką padaryk, o tai, kas gal nesmagu, bet duos labai rimtą gerą rezultatą ir postumį. Ir, ir jie yra veiksme. Jie yra veiksme ir fokuse, bet labai svarbu suprasti, kokiam veiksme. Darbo su verslu veiksme. Ir va čia gal net užtvirtinsiu, apibendrinsiu, sėkmingiausi žmonės, kurie verslus bent jau nuosekliai augina, nebūtinai ten kar 10 kas metus, bet bent jau nuosekliai stipriai, jie randa laiko padirbėti su verslu, na, jei ne kasdieną, tai bent jau kas savaitę, bent kažkokį valandų skaičių. Nes sūkurys visus įtraukia, paskui ir ypač kaip ir blogai pasidaro, kai jam pradeda sektis. Nes kai jam pradeda sektis, jis tada bėgioja, laksto užsakymai, klientai, darbuotojai, dega, paskui net ir perdega. Ir tada ypač svarbu nepamesti to darbo su verslu, požiūrio, režimo ir strateguot, planuot, kažkokias naujoves įdėkti, sistematizuot. jo, nes verslė visada jis būna biškai geriau, biškai blogiau. Ir va čia Ne. būna, turbūt netgi ir sėkmė reikia, žinai, pasiruošti, nes kiti turbūt atsisėda, ne, kai pamato užsakymus ar dar kažką ir tam net nesiruošia. Gerai, Mindaugai, tai čia galima daug kalbėti turbūt, bet gerai, pakalbam apie rezultatą, va, sėkmingų verslininkų, ne? Tai kaip tu matai jų gyvenimą, žinai, va, kaip pats jautiesi, tai yra, va, nu gerai, tai tikrai nėra lengvas turbūt kelias, ne, iki tos visiškai verslo laisvės, pavadinkim, kad jau gali, žinai, pats nebedirbti, kažkas versle dirba už tave, tie pasamdyti žmonės, tu tik tai kažką pakontroliuoji, pareguliuoji. Gerai, bet tiesiog, sėkmingi verslininkai, ne? Kada tu įsivaizduoji, kiek laiko reikia vat, atsiduoti tam verslui, tai pagal savo, žinai, sakykime, programą, kai darot ir tiesiog, kaip verslininkams sekasi, tiems, kuriems pasisekė ir kiek laiko užtruko. Jo, nu kas yra sėkmingas verslininkas? Tai ko gero ne tas, kur tiesiog sėkmingą verslą turi, o tas, kuris turi verslą, kuris jam sukuria smagesnį, geresnį gyvenimą asmeniškai. Vat angliškai labai gražiai Brad Sugar, Action Coach, kurie sako, business should give you more life. Gyvenimas turėtų tau, atsiprašau, verslas turėtų suteikti daugiau gyvenimo, spalvų, grožio ir taip toliau. Tai manyčiau, tas vat, geras verslas, kuris tau generuoja srautus, pajamas, pelną ir tu gali sukurti gyvenimo stilių, kuris tave džiugina ir ne tik tave, tavo šeimą džiugina ir ne tik tavo šeimą džiugina aplinką, kada tu gali jau raukot, padėti kitiem, ne? Tai kad tokį verslą sukurt, taip, tai nėra ryt po ryt ir po metų, dažniausiai 2, 5, 7 metai. Bet čia priklauso vėl nuo to, kiek tu esi stropus mokinys. Ar tu darai chaotiškai ir ten revoliucijas, ar tu sistemingai nuolatos taikai, gerni, taikai ir prieini situaciją, kad iš tikrųjų gali labiau atsitraukti, labiau džiaugtis, labiau turėti tokį stabilų ir net be tavęs augantį verslą. Labai gera knyga yra, irgi turbūt skaityta verslo mitas, ne? O tai. Kur visi pradedantis, ten viskas apie tave parašyta, kurie pradėjo Taip, verslą taip. 2-3 metus, tai va tos klaidos, viskas yra surašyta, tai aš manau, kad ta sėkmė verslė ir priklauso, žinai, nuo to, kad, nu, taip, kuo greičiau, žinai, pradėti daryti gerai, ne, ir kuo mažiau tų klaidų. Taip. Verslė visko būna, žinai, bet jau kai turi gerus trenerius, partnerius, žinai, tai viskas yra lengviau. Taip. Tai turbūt geram verslui turbūt reikia ir iš tikrųjų mokėti dirbti su finansais ir iš tikrųjų savo asmeninius finansus tvarkytis. Tai mes su Mindaugu iš tikrųjų jau turbūt Jėzus jau bus 14 ar 15 mūsų finansų savaitgalis. Tai
ir prie mūsų irgi prisijungia profesorius Esinavičius, kuris visiems žmonėms labai aiškiai išdėlioja asmeninius finansus. Netgi, vat, kas atvyks, tik tai papasakos, kaip turėti savo bankomatą, nes dažnai pripratę esam banko, žinai, bankomatus turėti, iš ten imti pinigus. Tai profesorius mokina žmonės, kaip turėti savo bankomatą, kur kada nori, tada tiek, kiek nori, tiek pasiemi pinigų. Aš asmeniškai pakalbėsiu iš tikrųjų, kur žmonės padaro klaidas, ypatingai su kreditais, su dideliais pirkiniais, kurie tikrai neneša nei finansinės sėkmės, tik tai gal daugiau naštą, nes reikia už juos tos daiktus susimokėti. Bus Mantas, kuris apie dirbtinį intelektą kalbės ir jisai papasakos, kaip verslams gali jau padėti dirbtinis intelektas. Tai tikrai kažkokią dalį tų darbų, tikrai administravimo, viską gali jisai perimti. Nu ir bus Mindaugas iš tikrųjų, kuris dalinsis savo patirtim. Ir Mindaugai, jeigu gali pasidalink, ką tu pasidalinsi su žmonėms, kas būtų naudinga žmonėms, kad atvyktų. Jo, tai Marijos prašymų ir bus tas akcentas. Kaip padaryti, kad verslas šeimas vis tik labiau sulipintų, o nepleišėtų. Vat būtent kaip, ką turi daryti savininkas, kokios tos tipinės klaidos, kad ilgainiui verslas šeimos tą situaciją gerintų, o neblogintų. Tai ačiū visiems, kas išklausėt. Labai tikiuosi, va, užeikit www.finansų-savaitgalis.lt, ten kas norit, galėsit pasiskaityti programą. Tikrai labai ilgai, net, sakykime, negaliu sakyti, kad kankinsim, bet užims laiko tik tai pusdienis, praktiškai nuo 10 iki 1 valandos, tai turėsit su šeima laiko dar praleisti. Na ir labai lauksim jūsų, tai kas tikrai nori žinių, nori pabendrauti su Mindaugu, profesoriumi Jasinavičiu, Mantu, manim, užduoti klausimus, į kuriuos galbūt negaunat atsakymų, mielai jūsų lauksim. Tam ir sukūrėm finansų savaitgalį, kad visi kartu bendraminčiai susėstumėm ir padiskutuotumėm apie verslus, apie finansus, apie naujoves. Tai ačiū, Mindaugai. Iki greito.